Sveiki, liūtai. Labai nevienareikšmė savaitė ir ta pilnatis jums baigsis, ačiū Dievui, jau palankiau. O iki savaitės vidurio dar jausitės gana sudėtingai, nes matyti matote visą bendrą vaizdą, nes jūs turite, reiškia, tokį strateginį mąstymą, tai aišku, jūsų nuraminti kol kas negaliu, bet nuo trečiadienio atsigausite. Bet pirmiausia, prašau, kad jūs mus palaikytumėte, spauskite patinka ir prenumeruokite mus, na, o kas norite, rašykite asmeninę žinutę dėl konsultacijų. Taigi, brangieji, labai įdomus metas, nes iš tikrųjų išoriškai atrodys, kad ta galva jūsų yra tuščia šią savaitę, bet didžiąja prasme jums yra labai palanku studijuoti, mokytis, kažką tai gilintis, greičiau netgi ne mokytis, o gilintis į kažkokius slaptus dalykus, į kažkokius tai, sunkiai suvokiamus, gal mokslinių klausimų nagrinėjimą, nes mes bendrai skaičiuojam, kad liūtai labai gerai mokosi, jeigu paėmus bendrą foną. Ir kad liūtai, reiškia, būtent labai taip strategiškai mąsto. Tai vat būtent ši savaitė jums tie, kurie jau savo priimate tą tekstą mano kaip duotybę, tai žinokite, būtent jūs taip ir darysite, gilinsitės, strateguosite, planuosite ir pamatysite, kad tai gali duoti ateityje didelį rezultatą, nes Saulė jau liūtė artėja, čia dar po 1,5 mėnesio ir jūs pradėsite jausti rezultatus būtent šios savaitės. Taigi nežiūrėkite, kad mėnulis mažės nuo trečiadienio. Visais atvejais tai yra palankus laikas daryti tam tikriems sprendimam ir ypatingai jums palankus metas atsikratyti atgyvenusių senų, kurie nebeturi jūsų gyvenime prasmės dalykų. Netgi nutraukti santykius, jeigu jūs manote, kad ar su kolega, ar su kaimynu, ar net su kokiu giminaičiu jums nebepakeliui. Arba tiesiog tas žmogus jūsų nesupranta, arba žiūri į priešingą pusę negu jūs, žiūri į pasaulį per kitokius sakinius negu jūs. Taigi ši savaitė jums bus erdvės valymo, atitolimo, atsitraukimo nuo nemalonių dalykų. Taigi, brangus liūtai, neužmirškite mūsų palaikyti ir iki kitos savaitės ate.